Šeštadienio vakarą Vilniuje įvyko netradicinė avarija. Maršrutinis autobusas, važiuojantis į Metalo gatvę ant viaduko, užlėkė ant atitvarų. Štai taip baigėsi kelionė vienam iš Vilniuje kursuojančio maršrutinio autobuso. Elektrinis autobusiukas patyrė avariją važiuodamas Dariaus ir Girėno gatve. Ir taip netradiciškas toksai vaizdas, pakibo ant viaduko virš tūkstantmečio gatvės borto. Vienas ratas užvažiavo, o kitas lūžo, pilnai sulūžusi važiuoklė yra. Vairuotojas pasakojo, kad taip nutiko, kai jisai kiek per staigiai pasuko vairą į dešinę, nieks jam nesukliudė, nieks nepamaišė, kitų mašinų nebuvo, daugiau nieks nenukentėjo. Tiesiog per staigiai susuktas vairas buvo posūkyje važiuojant į Dariaus ir Girėno gatvę. Na ir užšoko ant štai šio borto autobusas ir pakibo taip, kad nei pirmyn, nei atgal. Atvažiavo dabar techninės pagalbos sunkvežimis. Na ir laukia dabar ganėtinai sudėtinga evakuacija mašinos, nes teks vilkti jį atgal tuo keliu, kaip užvažiavo, o važiuoklė lūžusi, tai nuostoliai bus tokie, kad prognozuojama, kad ši transporto priemonė daugiau į maršrutą neišriedės, o bus greičiausiai atiduota į metalo laužą. Pasak vairuotojo, nei vieno keleivio jau nebebuvo, todėl niekas nenukentėjo pasvirus autobusui. Tiesiog suniokota mašina. Bandys ją dabar darbuotojai traukti kažkokiu tai būdu, nutraukti nuo viaduko atitvaro, nuo šito bordiūro. Ir kaip pasakojo Kautros darbuotojai dirbantys įvykio vietoje, paaiškėjo, kad tai šio viaduko konstrukcijos priklauso 3 savininkams. Vieni atsakingi už turėklus, savivaldybės įmonė Grinda atsakinga štai už šitą kelią, kurio vaikšto pėstieji, ir atitvaras priklauso 3 įmonė UAB Viadukas. Tai bus užpildyti dokumentai, techninio eismo įvykio deklaracija, nes teks atlyginti nuostolius, juos turės atlyginti draudimas. Laimė, žmonės nenukentėjo.